Labą rytą, tiksliau jau beveik pietus. Ką gera? Viskas gerai. Šiandien kaip ir galvojam varyti kažkur, nu atspėkit kur. Atspėjot. Varysim kažkur panardyti. Da nežinau tiksliai kurį ežerą, bet turbūt į Mukno ežerą Kasablėnį. Tai va, visai šitam reikalui man reikės reguliatorių, per kuriuos kvėpuojam ir taip toliau. Šalmą, kaplikės nenušalčiau, pirštinės, nardymo apranga, kostiumas sausas, lastai. Ten yra terminis kostiumas, kuris velkasi po apačią šito. Čia yra BCD liemenė, ant kurios viskas montuojasi ir laiko mane virš vandens, jeigu reikia. Reikės 2 maskių, viena pagrindinė, viena atsarginė, SMB plūduras, kuris įsipučia prieš iškylant į paviršių, švinas, dar švinas, kompiuteris nardymo, kompasas, prožektorius, peilis, nu ir porą balionų. Tai va, dabar einam, sumontuosim viską ant liemenės, ant balioną, mesim į vaną ir važiuosim prie ežerio, susitikti su Aleksu, o tada bandysim panert, pažiūrėsim, gal jis ką nors pafilmuot. Kažkaip nelabai tikiu, kad daug kažką jis pamatyti, nes ežeruose dažniausiai matomumas labai toks prastas, bet pabandysim, pasižiūrėsim. Ok, pradėsim nuo to, kad uždedam liemenę ant baliono. Taip. Ok. Taip. Vat maždaug šitaip. Gerai priveržiam. Pažiūrim, ar laikos. Laikas. Iški pasuksiu čia, jūs mumi matot normaliai. Va, dabar matysit. Žiūrim, laikos gerai, ne? Laikas. Tada pasiemam dar porą švinų. Porą švinų pasiemam. Dedam švinus į kišenėlę. Čia papildomi švinai, dar kitus dėsiu čia paskui į šitas kišenės. Ok. Dabar uždedam reguliatorius, nežinau, lietuviškai berods vadina jos kvėpuoklėm ar kažkaip taip. Atsukam va apsaugą nuo dulkių. Tada pasitikrinam, kad čia būtų žiedas neiškritęs ar nesuplyšęs. Ir čia pasitikrinam, kad nebūtų jokių rūdžių ir nieko tokio panašaus. Galim iški prapūst balioną. Dabar ant viso to. Taip, šitaip mausim. Visus reguliatorius. Prisukam. Tada šitą prisikabinam čia. Šitas yra atsarginis arba draugui, jeigu pritrūksta oro. Tak, šitas yra pagrindinis. Čia yra pripūtimui liemenės, ne liemenės, o nardymo kostiumą dar pripūst galima. O šitas bus pripūtimui liemenės. Šitą irgi reikia užtvirtinti. Taip. Ir tvirtinam čia. Va, šitaip. Va. Tada kaudžią nusukam į apačią, nes kartais, kai atsukinėjai balioną, jeigu kas nors negerai, tie stiklai gali iššauti.
Tai vat nukreipiam čia ir tada atsakinėjam balioną. Pilnai atsakam iki galo. Ir biškį atgal. Все, turim 210 barų oro. Pasikabinam į čia. Va. Tada ką darom? Tada tikrinam. Pauostom ar oras niekom nesmirda jokiam priemaišom. Tada kvėpuojam ir žiūrim čia. Šitas rodiklės negali judėti kvėpuojant. Jeigu juda, vadinasi, sistemai kažkas yra negerai. Liuks. Šitas. Super. Tada pasitikrinam liemenę. Gerai. Pasižiūrim, ar visi valvai veikia išleidimo. Veikia. Šitas veikia. Ir dar vieną turim gale. Super. Nu ką, metam visus reikalus į vaną. Važiuojam, rengsimės ir bandysim nerti vandenį. Nu ką, atvažiavau prie ežeriuką. Yra biški žvejų, kaip matot. Šoksiu į aprangą. Laukiu, dar Aleksas turi atvažiuoti. Tai kol atvažiuoju, šoksiu į aprangą ir bandysim nerti turbūt. Nebent dar pasitarsim, gal prie kitą ežerą nulėksim, kad žvejam nemaišyti. Nu, žiūrėsim to.
Nu, Aleksai, porą žodžių apie šiandienos nerimą. Nu, geras nerimas buvo. Panardėm, matėm rankas savo geriausiu atveju. Bet bent jau, pasipraktikavom kažkokius tai skilus. Tai va, šiandien tiek. Susitiksim rytoj,